Sveiki, gerbėmiai ponai ir ponios. Štai ir vėl su jumis aš, apokalipsės raitelis Mindaugas Montvilas. Ir sveikinu jūs jau 7-ajame pramoginio apokaliptinio infošou pabaiga jau arti epizode. Ir kaip visuomet perspėju, viskas, ką išgirsite šioje laidoje, gali kelti grėsmę ir kels grėsmę tolimesniam liberaliosios demokratijos egzistavimui. Ir šioje laidoje reikia pakalbėti apie dar vieną karštą globalią temą - JAV universitetuose ypač vykstančius protestus dėl Palestinos. Ir kaip atsitiko taip, kad būtent šviesiausios ir pažangiausios vakarų pasaulio akademinės institucijos tapo užvaldytos kairiųjų radikalų, kurie vis labiau ir dabar jau akivaizdžiai asocijuoja save su bet kokiais barbarais, teroristais, islamistais ar bet kokiu brūdu, bet ne su pamatiniam vakarų civilizacijom, normom, vertybėm ir tikslais netgi. Ir šiaip panagrinėjus geriau, šitas reikalas toli gražu neatsitiktinis ir jau tikrai nenaujas. Ir tai ne šiaip savo kokių nors kvailų studenčiokų pasiautėjimai, o už tų protestų stovi ir akivaizdžiai matosi ir dideli pinigai, ir įvairios užsienio valstybės, ir vidiniai politiniai interesai ir politinės kovos, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose. Bet apie tai galbūt kitą kartą, pradžioje kaip visuomet kažkiek istorinio konteksto, apie bendrai studentiškus, kairuoliškus maištus ir politinį aktyvizmą pokario vakaruose. Kalbant, būtent būtinai reikia pradėti nuo Prancūzijos, ne? Nuo visų revoliucijų tėvynės Prancūzijos. Taigi 1968 gegužės mėnesį visoje Prancūzijoje kilo vis 7 savaitės trukę masiniai neramumai, demonstracijos, visuotiniai streikai, universitetų ir gamyklų šturmai, blokados ir taip toliau ir panašiai. Ir realiai tai situacija prasidėjo galbūt net kiek anksčiau, tų pačių metų 68 vasario mėnesį Prancūzijos komunistai ir socialistai sutarė dėl bendro fronto, dėl bendro rinkiminio alijanso, dėl to, kad bendrai vers Šarlio de Golio ir golistų vyriausybę ir formuos savo formuos naują socialistinę, komunistinę, marksistinę valdžią. Ir šitą dalykas įsisiubavo, nuo vasario iki gegužės situacija intensyvėjo ir jau gegužės mėnesį situacija tapo tikrai rimta, iki tokio rimta, kad vienu metu net Šarlis de Golis buvo trumpam pabėgęs į vakarų Vokietiją, tarėsi su generolais, ar jie dar jį teberėme, jis buvo pabėgęs niekam nepranešęs, tai buvo šokas tuometiniam premjerui Pompidou. Daugelis jau galvojo, jau viskas, jau pabaiga ne tai, kad arti, bet jau jinai ir atėjo tuo metu Prancūzijai. Bet šiaip netaip galiausiai de Golis ir jo šalininkai suvaldė situaciją, pasiekė kompromisą su protestuotojais, paleido nacionalinę asamblėją, paskelbė išankstinius rinkimus ir tie protestuotojai, komunistai tuometiniai su to sutiko tikriausiai dėl to, kad buvo įsitikinę, kad jie laimės. Ir visų nuostabai, ar bent jau daugelio nuostabai, tuos rinkimus triuškinamai laimėjo Golis ir golistai. Ir, kaip sakant, išsaugojo, ne? Ir, galima sakyti, būtų galima atsipūsti ir viskas gerai, ne, viskas po senoviai, bet viskas tikrai nepraėjo be pasiekmių ir kad šita neįvykusi ar nepavykusi 68-ųjų Prancūzijos revoliucija buvo paskutinis toksai, sakykime, galbūt klasikinių komunistų bandymas ateiti į valdžią ir būtent bandymas didžiąją dalim tai padaryti demokratiniu keliu, rinkiminiu keliu. Ir tuo dauguma tų tuometinių Prancūzijos komunistų nuoširdžiai tikėjo, ką rodo tas jų sutikimas su de Golio kompromisu. Po to jau po 68 rinkimų Prancūzijos valdžia uždraudė dalį pačių radikaliausių kairuoliškų organizacijų, jos persikėlė į pogrindį, dar labiau radikalizavosi, visiems galutinai tapo aišku, kad kažkokia vakaruose komunistinė revoliucija neateis, ar bent jau tikrai neateis demokratiniu būdu. Ir tačiau daugelis tų karščiausių kairuoliškų galvų
ir aktyvistų pasiduoti nesiruošė ir neketino ir atsirado ir išplito visas tinklas ir ideologinių, ir ideologinės klaidos, ir pogrindinės, ir įvairių komunistinių, ir socialistinių, ir anarchistinių, teroristinių organizacijų, ir jos išplito visoje Europoje, ir jau jos daugelis jų nematė kito kovos kelio į komunizmą, kaip senas geras terorizmas, ane? Ir dabar, ir taip galima sakyti, iš tikrųjų va taip gimė tas, kas dabar vadinama naująja kairė, ne, Europoje. Ir dabar reiktų pereiti prie kai kurių asmenybių. Ir vienas pagrindinių va tokių asmenybių, kurias reikia paminėti, tai buvo vienas iš tų studentų, būtent maištotaujančių lyderių, jį vadino raudonuoju Deniu arba prancūziškai Denis Le Rouge. Atsiprašau, kad prancūziškai prastai gal tariu. Tikrasis vardas Danielis Cohn-Benditas. Ir po 68 protestų jis buvo ištremtas iš Prancūzijos. Jis apsigyveno vakarų Vokietijoje, Frankfurte. Jis ten dirbo visokius atsitiktinius darbus, bet ir toliau aktyviai dalyvavo politikoje, organizavo streikus ir darbininkų, studentų, ten dirbo Karlo Markso knygyne, dar visko, vienu žodžiu, buvo komunistinis kenkėjas, standartinis smulkaus masto, bet dar vienas iš tokių jo darbų, apie tai galbūt reiks biškį net išsiplėsti, buvo tokiame antiautoritarinėme vaikų darželėje. Čia toks gal ir nesusijęs, bet irgi įdomus momentas, apie tai gal biškį vėliau. O tad galiausiai, kaip sakant, jis su to įdirbiu, kuris tęsiasi daug metų, jis ten padarė pradžioj lokalią Frankfurto mieste karjerą, o paskui 84 metais jis prisijungė prie Vokietijos žaliųjų partijos ir tada jau tam Danieliui Cohn-Benditui pradėjo iš tikrųjų sektis ir kartu tuo metu labai neblogai sektis pradėjo ir bendrai šitai Vokietijos žaliųjų partijai, kuri iš tokios marginalinės paraščių partijos, protesto partijos, neužilgo tapo iš tikrųjų viena pagrindinių Vokietijos politinių jėgų ir tokia yra iki šiol ir turbūt irgi, žinote, dalyvauja ir Vokietijos valdančioje koalicijoje ir šiuo metu ir visai kenkia žmonėms, bet apie tai irgi vėliau. O su ja dar 1994 Danielis Cohn-Benditas papuolė į Europarlamentą, kuriame su pertrauka dirbo iki pat 2014 ir jam netgi teko pirmininkauti žaliųjų frakcijai, ten vadinasi, kaip ten Greens Alliance for Europe ar kažkas taip ir, kadangi jau užsiminiau apie tą antiautoritarinį vaikų darželį Frankfurte, tai galiausiai jau tokia pagarsėjo istorija, nors jinai nebuvo nauja, bet pasirodo 1976-aisiais, dar būdamas visiškai nemainstreaminių kairuoliškų radikalų ir tikriausiai tikėdamasis, kad ateinanti neišvengiama revoliucijos raudonosios banga nuplauš ir nuneš visas sustabarėjusias puritoniškos visuomenės normas, tuometinėme dar irgi mažai žinome kultūrinėme politinėme žurnale Vokietijoje Das Da, geras pavadinimas, Danielis Cohn-Benditas aprašė kaip pirmu asmeniu, parašė tokį kaip ir rašinėlį, kaip Frankfurto vaikų darželėje užsiminėja lytiniais santykiais su vaikais, 5-mečiais ir panašiai. Ir tikrai be jokio paaiškinimo, be jokio konteksto, toks vaikų seksualinės išlaisvinimas. Ten apie tai buvo tas rašinėlis 76 metų. Tuo metu, aišku, plačioji visuomenė nelabai atkreipė dėmesį į mažai žinomo radikalo Rašlevą menkai skaitomame radikalų žurnaliūkštyje. Tačiau jau vėliau, jau 2001-aisiais, kai išėjo į Europarlamentą Danielis Cohn-Benditas, tai visuomenė biškį pagarsėjo ir nuskambėjo ta jo rašliava ir tuo metu jis jau turėjo teisintis, ir jis tiesiog parašė, kad tai buvo fantazija jo apie tokį seksualinio išlaisvinimo formą, tai yra jo santykių su vaikais, su darželinukais ir tai nebuvo paremta autobiografiniais faktais, nors kaip jau žinome, pats jo darbas darželyje Frankfurte buvo tikras jo biografijos faktas ir bendrai, žinot, čia kokiam
psichikos žmogui galėtų kilti tokios fantazijos, bet, kaip žinome, tolimesniai Danielio Cohn-Bendito karjerai tai tas skandaliūkštis smarkiai nepakenkė ir jis iki šiol, iki 2014 atbuvo tam Europarlamente, vadovavo žaliesiems ir iki šiol aktyviai dalyvauja tam politiniam visuomeniniam tiek Prancūzijos, tiek Vokietijos, jis, kadangi toksai dvigubos tapatybės, tai jis ir Vokietijoje, ir Prancūzijoje tam viešajam gyvenime dalyvauja aktyviai, bet tai galbūt irgi kažkiek dar papasakosim. Ir čia dar irgi ne visi įdomiausi faktai iš jo biografijos, nes nuo 68 gyvendamas Frankfurte, būtent tuo metu jis iškart susibičiuliavo tam su tokiu vokiečių vardu ir pavarde Joška Fischeris. Ir apie tą Jošką Fischerį tikriausiai ir jūs girdėjote, ir visa Europa paskui jau sužinojo vėliau. Kaip visi žinome, buvęs ilgametis tai yra Vokietijos užsienio reikalų ministras, pirmasis Vokietijos ministras nuo tos žaliųjų, vėlgi tų pačių mylimųjų mūsų žaliųjų partijos. Ir jis, aišku, tas ministras buvo kabinete to kanclerio, tikrai jau dabar jau galima tikrai be jokių užuolankų sakyti atvirai prokremlinio ir progazprominio socialdemokrato Gerhardo Schröderio. Na, vienu žodžiu, pagal Vokietijos politikos šiuolaikinės standartus toks solidus žmogus. Pats Joška Fischeris niekuomet neslėpė savo tos radikalios marksistinės praeities, bet jis taip daugmaž nutilėdavo, jis ten, taip paprotestuodavo, gal kažkur ir mestelėjo Molotovo kokteilį, bet kažkur smurtinio, teroristinio veikimo iš jo tikrai niekad nebuvo ir jis menkydavo tos momentus ir jam tai santykinai neblogai sekėsi, kol 2001 buvo paviešintos nuotraukos, kuriuose Fischeris su draugu apie 70-osius praeito amžiaus metus užfiksuotas mušantis gulinti policijos pareigūną ir iš tikrųjų čia dar būtų irgi galbūt ne taip dar blogai, net tas smagesnė dalis, kas tas jo draugas buvo, nes šitą detalę ir daugelis dar kitų linksmų detalių iš linksmos Joškos Fischerio 70-ųjų pradžios istorijos paaiškėjo, kai buvo 2001 metais teisiamas tas jo draugas iš tų paviešintų nuotraukų ir pačiam Joška Fischeriui teko liudyti tame teisme. Ir pakalbėkime dabar apie tą Joškos Fischerio draugą, nes jis buvo, aišku, ne tik Joškos Fischerio, bet ir to Cohn-Bendito ir viso to radikalaus kairuoliško komunistinio pogrindžio draugas. Taigi tas draugas, jo vardas buvo ir tebėra Hansas Joachimas Kleinas ir jis buvo 2001 teisiamas ir buvo nuteistas 9 metus kalėti už 3 žmonių nužudymą per 1975 įvykdytą išpuolį prieš OPEC ministrų susitikimą Vienoje. Na, tikrai, jau tas draugelis ir rimčiau žengtelėjo į tuo kairuoliško terorizmo keliu, o tam išpoliui, tam tikrai garsiam, jau vienam garsesnių 20-ojo amžiaus teroro išpolių, vadovavo jau tiesiog legendinis marksistinis komunistinis teroristas, kilęs iš Pietų Amerikos, iš Venesuelos ir žinomas labiau pravardę Karlosas Šakalas. Ir dar kartą pasikartosiu, ar ne makabriška, yra tai, kad būsimasis Vokietijos užsienio reikalų ministras ir būsimasis Europarlamento frakcijos lyderis bičiuliavosi ne tai ir dar ne tik bičiuliavosi, bet kai kuriais ten liudymais paaiškėjo, kad vėliau ir skvotindavo konspiraciniuose butuose ir namuose kartu su ne šiaip kairiaisiais radikalais, bet su tikriausiais teismo patvirtintais žmonės žudančiais teroristais, Dabar dar biškį pasakant apie tą Karlosą Šakalą, jo tikras vardas buvo Iličius Ramiresas Sančesas. Aš apie jį gal labiau nesiplėsiu, nes čia per dalykai vėlgi bus toli, bet jis terorizavo Europą ir pasaulį gan ilgai, kažkur tai nuo 72-73 iki 85 metų. Jis iki šiol gyvas, jis sėdi
iki gyvos galvos atlikinėja bausmę Prancūzijoje, apie jo gyvenimą ir veiklą yra parašyta ir knygų, ir pastatytas netgi bent vienas filmas ir serialas, galite gal net susirasti, kam įdomu, tas filmas tai gal net ir visai pusėtinai žiūrimas, aš jį net esu matęs kažkada, bet įdomiausias čia momentas būtų ne to paties Karloso Šakalo asmenybė, bet ta teroristinė organizacija, su kuria jis pradėjo savo teroristo kelią ir su kuria vėliau, ir kuri iš tikrųjų užsakė tą teroro išpuolį prieš per tą OPEC susitikimą 75-aisiais. Nes šitoje vietoje mes pagaliau prieiname prie to bendro vardiklio, kuris sieja tą 50-60 metų senumo tuos kairiuosius radikalus tada ir dabar, nes ta teroristinė organizacija vadinosi Palestinos išlaisvinimo liaudies frontas, arba angliškai Popular Front for the Liberation of Palestine. Tai aišku, turėjome anksčiau ar vėliau prieiti prie Palestinos išvadavimo kabutėse, ne? Nes kaipgi be to, ne? From the river to the sea. Ir tiesa, šitos konkrečiai organizacijos pavadinimo pastaraisiais metais jūs galbūt nelabai girdėjote, nes paskui jinai ten kelios panašios organizacijos jos susivienijo su kitomis, tai tas liaudies frontas susivienijo su Fatah, tą turbūt esate girdėję, ir bendrai susivienijo vieną Palestinos išlaisvinimo organizaciją ir šiuo metu šiaip tai bendrai pasakius, galvodami apie palestiniečių ir bendrai arabų teroristus ir jų teroristinės organizacijas, mes dažniausiai dabar iškart turime omeny islamistinės pakraipos. Tačiau ta Palestinos išlaisvinimo organizacija visuomet buvo ir tebėra skėtinė organizacija ir ten visuomet netrūko ir tos sekuliarios komunistinės kovos pakraipos frakcijų ir ypač apie kokios 70-osius, kai ten jos dar ir Kremlius pašerdavo dosniai ir jos tos sekuliarios komunistinės, lygiai kaip ir tos islamistinės, niekuomet pernelyg nesibodėjo vykdyti smurtinių teroristinių išpuolių, tame tarpe prieš civilius, tame tarpe prieš visiškai nesusijusių šalių civilius ir taip toliau. Ir kas nesutrūkdė jau vėlesniam Palestinos išlaisvinimo organizacijos vadovui Jasirui Arafatui gauti vėliau Nobelio taikos premijos. Ir dabar turbūt visi žinote, kad tam vadinamam vakarų krante šeimininkauja Fatah partija, kuri yra tos Palestinos išlaisvinimo organizacijos narys, ta prasme frakcija toje skėtinė organizacija ir jos dabartinis lyderis Mahmudas Abbasas ir žinote dabar kai kurie dabar irgi iš mainstreamo, kai kritikuojamas Izraelis, kad nesidera su palestiniečiais, tai kaip izraeliečiai sako, tai mums derėti su tais teroristais, kurie skelbia mūsų nužudymą tikslu ir tai aktyviai vykdo. Tai tada sako, gerai, Hamas teroristai, tarkim, ne Hamas. Tai bet jūs derėkite su tais geraisiais palestiniečiais, kokiais nors Fatah ir panašiai. Bet, faktas yra toks, kad tie visi Fatah ir panašus, tai yra lygiai tiek pat teroristinės organizacijos, galbūt ne visos jos vienodai islamistinės, kai kurios labiau į komunistinę pusę, bet kad ten jos būtų labai taikios ir nenusiteikusios visus žydus išnaikinti, tai to nėra. Tai tiek turbūt apie tą europinę dalį, ir dabar persikeliam už Atlanto, ir persikeliam į būtent tą patį laikotarpį, nes būtent tais pačiais 1968-aisiais, birželio 6 dieną, tai yra tuo metu faktiškai dar Prancūzijoje tebevykstantiems patiems termumams riaušėms ir revoliucijai, Jungtinėse valstijose yra nušaunamas Robertas Francis Kennedys, žinomas inicialais RFK ir, kaip visi puikiai žinote, dabartinio kandidato Roberto Kennedyo jaunesnio tėvas ir tuomet 68-aisiais Robertas Francis Kennedys buvo aiškus favoritas tiek laimėti Demokratų partijos nominaciją ir tiek tikriausiai ir laimėti pagrindinius rinkimus prieš Nixoną. O žudikas to Kennedyo buvo vėlgi palestinietis, 24 metų palestinietis vardu Sirhan. Oficiali versija jo, kad tariamai nužudė Kennedy dėl jos tariamos
dėl tariamos Kenedžio paramos Izraeliui ir žudikas iki šiol tarp kitko gyvas, sėdi, atlikinėja bausmę iki gyvos galvos ir savo versijos niekuomet nekaitolio. Aišku, kas liečia tos abiejų žymiausių Kenedžių nužudymus, nieks ten labai netiki tom oficialiom versijom, egzistuoja ten labai daug tų sąmokslo teorijų ir nežinau, na, čia nesiplėsime, aišku, ir tas sūnus Kenedžio nelabai tiki, bet čia galbūt nerodiklis, nes tas Kenedžis jaunesnysis jis visom sąmokslo teorijom, be išimties tiki. Bet šiandien laida ne apie tai, ne? Tiesiog vėlgi dar viena paralelė, kad Kennedy 68-aisiais nužudė palestinietis ir tas faktas amerikiečiams tuo metu pristatė tuo metu mažiau žinomą palestiniečių ir Izraelio klausimą, ir kuris tuo metu, aišku, buvo tikrai šešėlyje Vietnamo klausimo, dėl kurio Amerikos kairuoliai ypač protestavo. Bet, kaip žinote, Vietnamas gan neužilgo baigėsi, o Izraelio klausimas taip ir liko dienotvarkiai be pertraukos iki pačių dienų. Ir tuomet, 68 metais, už kelių mėnesių po to Kenedžio nužudymo, įvyko labai kontroversiška ir karšta Demokratų partijos konvencija 68 rugpjūčio mėnesį Čikagos mieste. Čia gerai visiems lietuviams žinomame. Ir dar išvesiu, irgi paminėsiu dar vieną labai aiškę paralelę su šiomis dienomis, nes šiais metais Demokratų partijos konvencija vyks rugpjūčio mėnesį Čikagoje, taip kad gerbiami Amerikos lietuviai ruoškitės, ten gali būti įvairiausių dalykų. 68 konvencija baigėsi masinėmis riaušėmis, savaitę besitęsusiomis, buvo ir nužudytų, ir šimtai sužeistų, ir civilių, ir pareigūnų, ir vienu žodžiu visos linksmybės. Ir po to kairuoliškos studentų organizacijos dar labiau radikalizavosi, formavosi irgi lygiai grečiai kaip Europoje ir teroristiniams metodams pritarančios grupuotės, ir tos riaušės Čikagoje atsinaujino ir po metų, 69-aisiais, ir jos išplito ir visoje Amerikoje. Ir tuo metu išsikristalizavo būtent ir tos atvirai teroristinės organizacijos išaugusios iš tų santykinai nekaltų kairuoliškų studentų protesto organizacijų, ir viena garsiausių jų vadinosi Weather Underground. Jinai pradžioje vadinasi Weatherman pagal Bobo Dylano dainą, nes kažkokias ten buvo posmelis You don't need a weatherman to know which way the wind blows, kas reiškia, jums nereikia kažkokio orų pranešėjo, kad pasakytų, į kurią pusę vėjas pučia. Paskui jinai persivadino į Weather Underground organizaciją, ir jos viešai jau buvo deklaruojamas politinis tikslas sukurti revoliucinę partiją, kuri nuverstų Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybę, kur yra bloga, imperialistinė, ir vienu žodžiu, ir ten viskas buvo tai, ką jau dabar irgi girdime. Antiimperializmas, antirasizmas, kova su baltųjų privilegijam, ir paskui ir visi kiti dalykai, kur tuo metu buvo radikalūs, dabar jau jie visiškai kasdienybė, ne? Ir ta grupuotė nuo 70-ųjų jinai buvo aktyvi iki kokių 77-ųjų. Weather Underground įvykdė visą eilę sprogdinimų įvairiuose Amerikos miestuose, ir netgi 72-aisiais minėdami ne ko kito Ho Chi Mino, tai yra Vietnamo komunistų gimtadienį, sugebėjo netgi Pentagone detonuoti sprogmenį. Tiesa, nei tame, nei tose Weather Underground teroristiniuose išpoliuose nekaltų žmonių nežuvo. Bet tai nutiko iš tikrųjų tikrai ne dėl kažkokių tos grupuotės humanistinių įsimetimų, o labiau iš nemokšiškumo, nes tai tikrai nebuvo tokie užgrūdinti kovose žmogžudžiai, kaip koks nors ten Karlosas Šakalas, ne? O tai buvo akivaizdžiai išpaikę ir išlepinti turtingų tėvelių vaikučiai, kurie žaidė revoliuciją ir kovojo už socialinį teisingumą. Ir vieninteliai 3 žmonės, kurie žuvo nuo Weather Underground sprogdinimų, buvo 3 pačios organizacijos nariai, kurie patys susisprogdino Niujorke, netyčia, tikrai iš nemokšiškumo, ir iškeliavo pas aukščiausiai
Sūnau, pas mane jie tikrai neatkeliavo. Šitie suspirdę komunistuojantys hipiai amžinai degs pragaro liepsnose. O viešpatie. Keliaujame toliau. Žinoma, pasibaigus Vietnamo karui marksistinių revoliucionierių entuziazmas ryškiai sumažėjo, Weather Underground ir daugelių panašių kairiųjų teroristų grupuočių nariai išsiskirstė jau apie kokius 75, 76, 77 metus. Ilgainiui ir lyderiai pasidavė teisėsaugai. Ir čia reiktų paminėti, pagrindiniai lyderiai buvo toksai Billas Ayersas ir jo žmona Bernardine Dohrn, tos teroristinės grupuotės. Ir dar, aišku, toks momentas vėliau jau dėl neteisėtos FTB agentų, Federalinio tyrimo biuro agentų dalyvavusių vykdant visą jų sekimą taktikos, įskaitant neteisėtą, nereglamentuotą pokalbių pasiklausimą ir kratas. Visi klausimai ilgainiui buvo, visi tie kaltinimai buvo panaikinti, pagrindiniai susijęs su ginklais ir su sprogdinimais visiems grupės nariams ir galiausiai grupuotės nariai, tie, kurie pasidavė, tame tarpe tas Billas Ayersas ir jo žmona Bernardine Dohrn, jie atsipirko baudomis ir lygtinėmis bausmėmis. Ir paskui, įdomumas prasideda iš tikrųjų jau po to. Po to jie gan greitai grįžo į akademinį pasaulį ir padarė visai neblogas akademinės karjeras. Šiuo metu Billas Ayersas yra Ilinojaus universiteto Čikagoje švietimo koledžo profesorius, turintis nusipelnusio švietimo profesoriaus ir vyriausio universiteto mokslininko titulus, o Bernardine Dohrn, jo žmona, dėstė teisę kitame Čikagos universitete, Northwestern, ir tada dabar perinam prie dar didesnių įdomybių, nes jeigu viskas čia pagrindinė apie Čikagą sukasi, tai negalima pamiršti, koks dar ypač žymus šiuolaikinis Jungtinių Amerikos valstijų ir viso pasaulio politikas pradėjo savo politinį kelią būtent Čikagoje. Taigi, taip, mėlieji, Barackas Huseinovičius Obama, ir jau 2008 prezidento rinkimų kampanijos metu paaiškėjo, kad Barackas Obama turi tikrai nemažai skeletų spintoje. Vienoje neredaguoto laidoje netgi pasakojau, kad kažkada buvo kilęs, tuo metu buvo triukšme of Islam lyderių Louis Farrakhan, kuris taipogi gyvena Čikagoje, ir ta jo sekta nuo seno garsėja rasizmų, seksualinių narių išnaudojimu, tokių tikrų užgrūdintų oldschoolinių antisemitizmų, tokios gyvuliškos formos ir visais panašiais dalykais. Tačiau tokių skeletų spintoje tai pas Baracką Huseinovičių ne vienas ir ne du. Ir tarp kitko tie patys 2008, nors dar taip jau neseniai ir daugelis prisimenant, bet dar buvo kažkiek kita epocha Jungtinėse valstijose, todėl apie kai kuriuos įdomesnius personažus iš to Čikagos periodo Obamos socialinio rato rašė ir visa mainstreaminė spauda. Ir aišku, pergindavo, kad kai kurios asociacijos gali sutrukdyti Obamai tapti prezidentu. Na, kaip sužinojome, tai galiausiai nesutrukdė. Bet pavyzdžiui, buvo toks Obamos asmeninis pastorius Jeremiah Wright, kuris viešai pamaldose tvirtino, kad juodaodžiai turi giedoti ne God bless America, bet God damn America. Tai yra ne Dieve laimink Ameriką, bet Dieve prakeik Ameriką. Ir taip, tais pačiais 2008-aisiais plačioji publika Amerikos sužinojo ir apie artimą Obamos ir Billo Ayerso bei Bernardine Dohrn draugystę. Ir taip, kaip jau pasakojame, iš smurtinių teroristų pastarėjai staigiai konvertavosi vėlgi į respektabilius akademikus ir, aišku, bendravo su visais kairiosios liberalios pakreipos politikais Čikagoje ir su to pačiu Obama. Pats Obama, suprantama, bandė visaip menkinti savo santykius ir draugystę su Billu Ayersu, bet, aišku, nes prisiminkė vėlgi, 2008 metų Amerika dar buvo kažkiek sveikesnė ir tuo metu net ir New York Timesus ir panašus leidiniai aktyviai tyrinėjo Obamos ryšius su tuo teroristu Billu Ayersu ir jo žmona.
Ir Obamai neigiant vis dėlto buvo iškapstyta tokių faktų, kad buvo bendras darbas ilgametis visokiose vyriausybinėse organizacijose susijusiose su švietimo reforma ir stipendijų dalymu ir bendrai netgi buvo kalbama apie tai, kad Baracko Obamos politinė karjera prasidėjo būtent nuo bendradarbiavimo su Billu Ayersu. Ir beje, nors Billas Ayersas bei jo žmona tarsi ir yra atsiprašę už jaunystės klaidas, bet iš kitos pusės kai kuriuose interviu jie teigia priešingai, kad save kaltina tik dėl to, kad padarė per mažai. Na, tipo per mažai, kad sustabdytų tą karą, bet kai kalbama per mažai ir kai tuo metu, ką jie darė, buvo bombų sprogdinimas, na tai skamba labai dviprasmiška, ne? Ir aišku, galima, aš čia nesiplėsiu ten tiek apie tą draugystę, tiek bendrai apie tą Billą Ayersą ar jo žmoną, ten yra tų faktų kontroversiškų, nors vežimų veškai. Tarkim, į savo išleitoje knygoje jie to paties Roberto Kennedyo žudiką Sirhan palestinietį prirašė prie neteisėtai kalinamų politinių kalinių Amerikoje, nors tai žmogus prisipažino atlikinėję bausmę už prezidento nužudymą, iš prezidento kandidato nužudymą. O jo žmona Bernardine Dorn yra atvirai šlovinusi net to Charleso Mansono sekto žudynės, irgi nepasakosiu, bet irgi Amerikoje labai garsi istorija iš to paties, kaip sakant, laikotarpio. Ir aišku, dabar jau tikriausiai niekam nebus surprizas, kad Billas Ayersas ir dabar aktyviai remia ir dalyvauja visus pro-hamasinius protestus Amerikos universitetuose, sako kalbas ir from the river to the sea. Ir taigi iš vienos pusės, žinai, galima būtų sakyti, kad nieko nauja po šią saulę ir kartojasi tas pats, kas vyko prieš kokius 50-60 metų. Bet tai nėra visiškai tiesa, nes pasikeitė iš tikrųjų daug kas, kaip jau minėjome. Nes dabar, tuomet tokie žmonės, kaip Billas Ayersas Amerikoje, ar tie minėtai Joška Fischeris, ar Danielis Konas Benditas Europoje, jie buvo marginaliniai radikalai ir didžioji dalis visuomenės ir praktiškai visas politinis establishmentas neturėjo jokių ryšių su jais, juos smerkė ir jie buvo visiškose visuomenės paraštėse. O dabar šitokie žmonės, jie yra ir jų pažiūros, tai yra visiškas mainstreamas, dabar jie draugauja su prezidentais, jie įtakoja prezidentus ir jų administracijas, vėlgi abiejose Atlanto pusėse. Ir dar kartą pakartosiu, kalbame apie žmonės, kurie Pentagone bombą susprogdino, dabar jie yra jau draugai su administracija. Ir dabar, kas keiščiausia, viskas apsivertė, dabar radikalais esame mes, kolektyvinių vakarų, dar tie likę normalių pažiūrų žmonės, kurie tikim įstatymais, tvarka, dviem lytimis, vyro moters santuoka, vakarų civilizacijos pranašumais ir visais kitais dalykais. Mes jau esame radikalai, o politinis establishmentas, kaip sakant, jau persivertė į aną pusę ir tai yra liūdna ir, sakyčiau, netgi katastrofiška. Daugiau aš nelabai net nežinau ką pridurti, nes pabaiga jau artėja.